Tai labas, Olga, kaip tu šiandien Labas. laikaisi? Labas, Reda, puikiai nusiteikusi pokalbiui. Aina, ir šiandien mes susitinkam, jau visi matot užrašą su Olga Vitkauskienė pasikalbėti apie žaidimų festivalį. Ir jisai dabar artimiausias pas mus bus Birželio 7 dieną Vilniui. Žodžiu, laukiam visų, kam smalsu metaforos, kas nori į save pasigilinti, išbandyti visokias naujas metodikas. Tai Olga irgi vieną iš žaidimų pristatys ir šiandien bandysiu pakalbinti, kad papasakotų, ką ten tokio gero, naudingo galima patirti su tuo žaidimu. Bet gal dar šiaip tokį trumpai prieš pereinant jau visiškai prie Olgos, ar ne, pakalbinimo, dar kažkiek norisi man apie patį festivalį pasakyti. Jisai vyksta pas mus jau kelinti metai, bet toks, sakyčiau, vis dar jaučiu iš žmonių, iš dalyvių kažkokio mažo tokio nedrąsumo galbūt, kas ten vyksta, kas čia yra. Mes čia kaip tik prieš įrašą su Olga pakalbėjom, kad toks net pavadinime jo yra tokio įdomumo. Nu, vieniems žmonėms, kad tos transformacijos, kaip sakiau, šiek tiek gąsdina, kitų žodis transformacinių žaidimų, tai čia galbūt kažkas vat nerimta, kažkokie čia bus tik žaidimai, apie ką čia. Netgi pats, sakau, net paminėjimas, kad tai festivalis, vėlgi kažkam kažkokį tokį lyg ir mastų duoda, lyg kitam kažkokio lengvumo, vėlgi galbūt kažkam su pramogom. Žodžiu, mes kiekvienam žodžiui žmonės turim kažkokių tokių savo pasigalvoja arba kažkokio tokio matymo, kas tai yra. Tai labai norisi vis plačiau ir vis daugiau šviesti, kažkaip žmonės tokie nešti tą žinią ir mes tokie, sakyčiau, esam pradininkai netgi viso to, nors jau jau nežinau, kelintas ten festivalis šiaip vyksta, bet jau kažkelias dešimtas. Bet lietuviškas festivalis dabar bus, man regis, 5. Tai, žodžiu, dar mes esam tokiam, sakyčiau, visai kelio pradžioj. Žodžiu, yra apie ką pakalbėti. Tai visus, kas susidomės, kviečiam labai atvykti į Vilnių ir patirti, pamatyti ir sužinoti, kas ten iš tikrųjų tos transformacijos ir kas tie žaidimai ir panašiai. Tai va, o dabar nieko čia smarkiai netempiant, kad jau pasikviečiau Olgą pasikalbėti. Tai labai smalsu, kaip tu atsiradai šitoj srityje, ar ne? Nu, galbūt net nuo ko tavo kelias kažkur prasidėjo, bet jis matyti vis tiek tai kažkur buvo užuomazgos link psichologijos, link sąmoningumo, link kažkokio tokio ėjimo. Aš tave atsimenu ir kaip dalyvę festivalio ir dabar mes su džiaugsmu matom, kad tu jau ir vesi pati žaidimą pristatinėsi šitam festivalį. Tai perduodu žodį tau, šiek tiek va toks, koks tas tavo kelias, kaip tu čia atsiradai šitam festivalyje pas mus. Dėkui, Reda, už gerą klausimą. Na, iš tiesų, tai kelias mano galima kaip visas gyvenimas, ar ne, toksai yra įdomus ir įvairus. Tai jisai prasidėjo dar tikriausiai, nežinau, jaunystės mokyklos laikais, kai pradėjau domėtis įvairiom praktikom, joga, meditacija, pradėjau medituoti ir tada jau šiek tiek pradėjau susimastyti apie tai, kas aš, kodėl aš, po truputį pradėjau domėtis tokiom temom. Bet vis dėlto pradėjau mokytis ir studijuoti teisę, nors labai laisvalaikį mane domino psichologija, bet kažkaip tuo metu nutariau, kad teisė skamba rimčiau ir galbūt būsiu gera teisininkė. Vat, visai gerai sekėsi, baigiau, dirbau, bet tas sąmoningumo temas, savęs pažinimas, tobulėjimas, jisai buvo kažkur šalia. Ir tam tikrų momentų tiesiog supratau, kad man ta teisė kaip ir, tokia penkta koja truputėlį yra ir neatskleidžia mano iš tikrųjų potencialo, mano galimybių, mano norų, to, kaip aš įsivaizduoju save, kaip save galiu realizuoti. Ir domėjausi įvairiom praktikom, lankiau visus seminarus ir psichologijos, klausiau ir, žodžiu, kur tik buvo kažką galima sužinoti apie savo pašaukimą, kažką tokio, aš visur lankydavausi. Ir štai iš tiesų, kai dabar pasižiūriu į savo gyvenimo kelią, tai visi, galima sakyti, pokyčiai ir įvykiai tokie dideli mano ir karjeroje, ir gyvenime prasidėjo tada, kai aš maždaug prieš 7 metus sužaidžiau savo pirmąjį Lilos žaidimą. Taip, tai tuo metu į Vilnių atvyko žaidimo vienas iš vedlių, dabar jisai jau yra tarptautinės mokyklos, kurie būtent ruošia Lilos vedlius įkūrėjas. Ir jisai vedė Vilniuje žaidimą ir aš, kadangi man reikėjo būtinai visur sudalyvauti, kur kažkas tokio įdomaus skamba, keičiančio gyvenimo kokybę ir panašiai, tai aš dalyvau tame žaidime.
Ir po to žaidimo, na tikrai sunku buvo apsakyti tą jausmą, su kuriuo aš išėjau, bet man atrodė pasaulis gražesnis, žolė kažkokia tokia žalia kaip niekada ir atrodė, kad viduj kažkas persivertė. Ir po to nutiko labai tokie lemtingi, sakyčiau, susitikimai, atėjo žmonės, kurių pagalba aš supratau, kad iš tikrųjų aš labai noriu dirbti su žmonėmis. Ir dirbti būtent padėti jiems augti, atrasti save, savo potencialą. Aš baigiau coachingo tokius mokymus, ICF, tarptautinės coachingo federacijos patvirtintus, taip pat ir psichologijos pagrindus įgijau. Žodžiu, pakeičiau profesiją, išėjau ofisinio savo darbo, į darbą su žmonėmis. Šiuo metu aš dirbu su jaunimu, konsultuoju jos karjeros klausimais, bet lygiai grečiai taip pat ir su suaugusiais, taip pat turiu įvairių užsiėmimų. Ir vienas iš jų yra būtent žaidimas Lila. Ir po kurio laiko, kai aš jau pradėjau ir su coachingu gerai susipažinau, pradėjau dirbti su žmonėmis, aš supratau, kad, na, man kaip ir reikia dar tam tikro įrankio, labai norėčiau kokio nors dar turėti įrankio, kuris man pagelbėtų mano profesijoje. Ir tuo metu aš kaip tik prisiminiau Lilą, kuri pakeitė mano kažkada gyvenimą ir, žinot, kaip būna sutapimai, nesutapimai. Staiga pamatau reklamą, kad kviečia į mokymus, ta būtent mokykla, tas mokytojas, kaip minėjau, įkūrėjas yra, kad jis kaip tik prasideda tuoj nauja atranka, taip sakant, tai nauja jūs mokymus. Ir aš pagalvoju, kad noriu, labai noriu, iš tikrųjų ir noriu išbandyti. Nežinau, ar tapsiu vedlė, bet kad nauda bus, tai nebejotinai. Tai todėl baigiau tenai vienus mokymus vedėjų jaunimui, vaikams ir kitus suaugusiems. Gavau sertifikatus ir, žodžiu, supratau, kad dabar be Lilos kažkaip neįsivaizduoju to gyvenimo ir pradėjau vesti žaidimus tiek vaikams, tiek suaugusiems. Okay. Tai taip pat atsiradau šitoj srity. Ai, na, žiūrėk, irgi jau kaip ir būčiau klaususi, ar ne, arba tikslinusis, nors kaip ir žinau, kad Lilos žaidimą būtent vedi. Jisai, aišku, šiaip netgi galvoju, kieno be paklaustumėm aplinkui, kas jau kokį žino transformacinį žaidimą, tai ten visi sakytų, kad Lila, ne, toks, nu, koks egzistuoja, visi žino Lila, galbūt, aišku, festivalį pamatys pačių įvairiausių, pas tave kažkaip net mes, kai ir kalbėjom prieš tai, dar toks net vadė Lila vaikam, jis tiesiog tas pats, tik labiau kažkaip kitaip pritaikytas, ar yra kažkoks labiau specifinis Lilos vaikam žaidimas, kaip pas tave? Principas yra tas pats, yra irgi laukas, yra langeliai ir vaikai irgi keliauja per tos langelius su savo klausimais, gauna tam tikrus komentarus, bet jis yra sužaidybintas. Tai yra žaidimo pats laukas, yra patrauklesnis vaikams, yra specialios metaforinės kortelės su gražiais paveikslėliais, yra tam tikri ženkliukai, kuriuos jie gauna, kai praeina pro tam tikrus langelius. Žodžiu, jisai toksai pritaikytas yra vaikų tiesiog amžiui. Okay. Tai, kaip suprantu, mes festivaliai matysim jau tą suaugusiesiem versiją, ne? Bet labai labai įdomu, bet reiškia yra, ar ne? Suaugusiam yra viena lenta, netgi, sakykime, ar žaidimų laukas, o vaikam visai kas kitas ir irgi visai tinka, gal net nuo kokio amžiaus yra jau kažkokios rekomendacijos? Maždaug nuo 8 gali jau žaisti. Smagu, tai netgi visiems galvoja, net kas dalyvaus arba kas girdės mūsų pokalbį ir iš esmės yra vaikam užsiėmimai. Kodėlgi ne, kodėl su tavim nesudalyvavusi, pabuvus. Okay, tai aš tokį buvau irgi pasigalvojus klausimą, bet dėl ko iš esmės pasirinkai, bet tu kaip ir atsakėjai į tos klausimus, ar ne, tokius. Galbūt dar kažkas užkabino, ne tai, kad tai pirmasis žaidimais, sakai, tau atvėrė kažkaip akis ir buvo galimybės, toks, o jeigu rinktis, ar ne, tai ir yra tas pasirinkimas, ar gal vis tik gal ir dar kažką jau kitką esi pradėjus, nežinau, mokintis ar atkreipė dėmesį. Kodėl būtent Lilos žaidimas tave suviliojo? Kodėl tu galvoji, kad jį labiausiai norisi tau reprezentuoti, kažkaip pristatyti? Visų pirma, tai jis turi labai gilias šaknis, kaip ir pati minėjai, labiausiai galbūt žinomas, dėl to, kad tai, galima tikriausiai drąsiai pavadinti, kad tai yra visų transformacinių žaidimų mama, ta Lila, ar ne, nes jinai kilusi iš labai seniai. Ją dar žaidė senovės rytuose, išminčiai, norėdami gauti nušvitimą. Jis pradžiai buvo sanskrito kalba ir visos tos savokos, kiekvieno langelio jos labai yra plačios, spindinčios kiekvieno iš mūsų žmogaus būsenas įvairias.
Ir ta istorija, kuri yra įdėta į žaidimą, jinai yra labai vertinga, nepaisant to, kad Lila dabar jau yra pritaikyta vakariečio suvokimui ir tas mokytojas, pas kurį mokiaus, jis labai turi didžiulę patirtį šio žaidimo vedime ir tikrai pritaikė tą žaidimą, kad galėtume mes, vakariečiai, gauti savo įžvalgas ir nelaužyti liežuvį ten su sanskritu kažkokiu, ar ne? Nes vertybės iš tikrųjų pas visus žmonės visam pasaulyje yra vienodos ir būsenos, kurias mes išgyvename, yra tos pačios. Tai kodėl Lila? Tai dėl to, kad aš ir pati visų pirma supratau jos poveikį, o tai, ką aš galiu išbandyti ant savęs ir tai man suveikia, aš tada žinau, kad drąsiai galiu siūlyti ir kitiems. Ir Lila aš naudoju iki šiol, tai nebuvo vienkartinis tam tikras žaidimas, bet ir dabar, kai man reikia priimti tam tikrus būna rimtus sprendimus gyvenime arba tiesiog susikalibruoti su pačia savim, gauti tokį aiškumą, tai yra numeris 1 man, nes visa jo struktūra yra sudėliota taip, kad tu tiesiog, negali baigti žaidimo, kol nerasi atsakymo į savo klausimą. Okay, tai žiūrėk, jau čia gera vieta jau tave šiek tiek nutraukti ir dar labiau pakreipti, jau įdedant klausimą, nes jau net ir galvoju ir klausytojams bus, ir net ir man, nors aišku, žaidus ir žinau Lilą ir tikrai mėgstu. Kas ten per žaidimas, kokia ten eiga, jau net iš tokios techninės gal nedalies, kaip vyksta visas tas procesas, ar ne? Jau po truputėlį pradėjai tą pusę kalbėti, tai tiesiog ką galbūt turėtų taip suprasti kiekvienas, turėtų, neturėtų, bet yra žmonių, kurie nori kažkokią turėti informaciją prieš pradėdami. Tokios techninės detalės šiek tiek. Tai kaip atrodo apskritai, tai yra žaidimo laukas, toks yra, kaip kilimėlis, vaizdžiai tariant, su langeliais. Lila turi 72 langelius ir kiekvienas langelis atspindi tam tikrą būseną. Būsena iš mūsų žmonių gyvenimo. Jos yra įvairios, bet visos yra reikalingos. Ir žaidėjas, kuris nori pradėti žaisti, jisai, paprastai ateina su tam tikrų klausimų iš savo gyvenimo. Tai gali būti klausimas iš bet kokios srities iš tikrųjų. Ar tai būtų karjera, ar santykiai, ar sveikata, ar apskritai gyvenimo prasmės kažkokios paieškos, jis ateina su tuo klausimu, tai yra formuluoja užklausą savo ir meta kauliuką. Jis vieną žaidžia, ar tai yra kažkokia grupelė, bet kokie yra variantai, ar tinka ir vienam, ar ten turi būti žmonių? Tai galima įvairiai. Galima Lilą žaisti ir vienam, individualus žaidimas, galima žaisti grupėje, kai žaidžia keli žmonės, keli žaidėjai, galima netgi, sakyčiau, žaisti ir online, tai yra nuotoliu, šiais laikais irgi galima taip žaisti. Tai priklausoma, tai vienas ar keli, tai vis tiek eiga yra ta pati, kad kiekvienas žaidėjas ateina su savo užklausa tam tikra ir meta kauliuką. Ir tada, kai ant kauliuko išmetamas 6, tai reiškia, kad užklausa yra tinkama ir galima pradėti žaidimą. Ir žaidimo yra tam tikra sąlyga, kad tavęs žaidimas įsileistų, taip sakant, ne, kad galėtum pradėti. Taip. Tam tikras rodiklis, kad ta užklausa, su kuria tu atėjai, kurią tu ką tik vardinai, yra būtent ta svarbiausia tau ir atliepinti tavo sielos, tarkim, kažkokį troškimą tobulėti. Ir toliau veiksmas vyksta irgi to paties kauliuko pagalba, judama per įvairius langelius, metant kauliuką. Vedėjas įvardina, kas tai per, pavyzdžiui, langelis, ant kurio pateko žaidėjas, tada žaidėjas apmąsto, kaip tai susijęs su jo klausimu, su kuriuo jisai atėjo, gauna tam tikrus suvokimus, meta toliau ir taip išsidėlioja tokia tarsi minčių grandinėlė, per kurią žaidėjas būtent ir gauna kažkurio metu jau tą visą tokį rinkinį atsakymų į savo klausimą ir išeina. Net ne tik Lila nėra vien tik tai apie atsakymo gavimą, ar ne? Jinai yra kur kas gilesnė. Lila tai yra iš tiesų galimybė susitikti ir išgirsti savo sielą, savo širdį. Ir suprasti, ko aš iš tiesų noriu, pamatyti, kur stringu, kas man kliudo eiti į priekį, kur galbūt savo meluoju, arba turiu kažkokius įsitikinimus tiesiog, kurie man trukdo eiti toliau. Ir Lilai tas labai gražiai pasimato. Ir Liloje taip pat yra ne taip paprasta jį užbaigti, nes ten yra
ir strėlės, kurios pakelia į viršų, yra gyvatėlės, kurios nuleidžia žemyn. Primena vaikišką Taip. žaidimą tokį, ar ne? Yra Tas ten. vaikiškas žaidimas, tarp kitko, ir yra, jisai, na, tiesiog atėjęs yra būtent iš Lilos. Nes Gyvatėlės žmonės jis gal žino, kažkaip ir vadinasi, man atrodo, ar ten, ar Snakes kažkokios and Ladders. kopėtėlės, ar kažkokios. Aha, žinau, kad amerikiečiai arba britai čia buvo pirmieji, kurie tiesiog buvo tada Indijoje ar ne, ten kolonizavę, jie žinojo apie tokį žaidimą, bet jie nieko nesuprato, kaip jį žaisti, ir jie būtent sukūrė tokį paprastą žaidimą vaikams. Bet iš tikrųjų pradininkė tai yra Lila šitą žaidimą. Okay, fine. Ir kada žaidėjas atsiduria ant tam tikro langelio, kuris simbolizuoja jo tokią kosminę sąmonę, gavimą atsakymų, žaidimas užsibaigia. Tai kiek trunka? Vat minėjai, ar ne, kad nėra taip paprasta ir iš esmės, jeigu vis nukrentu, o galbūt, pavyzdžiui, žaidžiu ne vienas, o keli, vat, klausiu tam, kad paklausti, ar ne, tiesiog gali būti įdomu kam nors. Tai kaip jis užsibaigia, kada, kiek tai trunka šitas, šiaip paprastai, kiek jisai gali trukti tas žaidimas? Apskritai verta paminėti, kad Lila nėra tikslo baigti pirmam žaidimo. Lila baigėsi lygiai tada, kai žmogus gauna visas kaip puzlės, kaip dėlionės detalės atsakymą į savo klausimą. Tai čia pirmas dalykas, niekur neskubam. O visa kita yra labai individualu. Kai kam Lila gali užsibaigti ir per mažiau negu valandą, nes tiesiog tai rodo, kad žmogus yra gan susilygiavęs su savim, su savo tiesa ir jisai eina tuo keliu, kurio turi eiti, tiesiog turi tęsti savo kelionę. Kažkam Lila užtrunka ir kelias valandas, ir net yra buvę, kad iki 10 valandų gali kažkam užtrukti, bet tikrai žinau, kad tie, kurie pabaigė žaidimą iki galo, netrupučio nesigaili, kad jie neišėjo ir nenutraukė kažkur per vidurį, nes Lila, sakau, yra ne tiesiog žaidimas, o tai yra labai gilus transformacijos procesas, po kurio, jeigu žmogus iš tikrųjų tuos suvokimus, kuriuos gavo Lila, įgyvendina, jis gali iš esmės pakeisti savo gyvenimo kokybę. Dabar galvoju, vienas dalykas iškart galbūt irgi besiklausantiem noris paminėti, kad visi realiai, bent jau žaidimų ar ne, ir festivaliai, ir šiaip transformaciniai žaidimai, ir psichologiniai žaidimai, jie visur, kaip pasakyti, nėra to konkuravimo, kas pirmas pabaigs. Net jeigu ir žaidžia keli žaidėjai, tai vis tiek visą laiką yra apie save. Aš einu tiesiog lygiagrečiai kartu su manim, ateina tam tikra grupinė, gali būti kai kurie vis tiek žaidimai. Mes pasitelkiam kažkur ir grupė pasitelkė dar kažkokius resursus, jų patarimus, jų įžvalgas, vis tiek dirbam kiekvienas su savim. Tai va tame toksai visas tas gerumas ir įdomumas arba skirtumas didžiulis nuo kitų galbūt žaidimų, kur mes tiek turim tikslą tokį laimėti. Ir aišku, vis tiek visiems toks gali būti smalsus tada klausimas, gali būti ten ir 10 valandų, kaip sakai, ir daugiau. Mane visą laiką domina, ką daro mentoriai ir vedliai, ar jie iš tikrųjų, kaip jie planuojasi savo laiką, man klausimas laiko planavime iškyla ir iš esmės, ką daryti žmonėm, jeigu, turiu ir galbūt galiu skirti ir noriu ten, 2 valandas galiu skirti, ar ten 3, ar ne, tiesiog ne kiekvienas gali visą dieną, tarkim, paskirti šitam žaidimui. Kaip čia su pasiplanavimu yra visas šitas reikalas? Tai galbūt aš pradžiai papasakosiu, kaip gal tradiciškai vyksta žaidimas, o paskui šiek tiek dar paminėsiu, kaip festivalio metu, ar ne, tai vykti, nes gali kilti klausimas, ar čia festivalio metu. Kaip čia tas festivalis truks ir ką mes ten darysim? Nakvot, ar reikės su Lila. Tai jeigu žaidžiam, taip sakant, tradiciniu būdu, bet ne festivalio formatu, tai iš tiesų pasiplanuoti, aš visada sakau, kad pasiplanuokit visą dieną laisvą. Tiesiog, kad nereikėtų niekur skubėti, kad būtų ramu, kad jūs galėtumėte įsigilinti į save. Ir jeigu kažkas nori kokybiško rezultato ar ne, tai, svarbu pasišvęsti tam, iš tikrųjų. Jeigu tau svarbu gauti atsakymą pilną, o ne tik pusę sakinio, tarsi gautum atsakymą ir gautum tik pusę sakinio, tai iš vertės nebus, nes tu nežinai, kas ten dar užsibaigė tas sakinys, kuo. Tai todėl visada reikia pasiplanuoti visą dieną. Bet jeigu kartais nutiktų taip, kad žmogus baisiai, pavyzdžiui, pavargo. Jau tiek, kad, nežinau, labai pavargo. Arba mes žaidžiam, tarkim, 12 valandų ir, vis tiek, jau visi pavargė, visi nori miegoti, bet žaidimas niekaip neužsibaigė. Aš esu už tai, kad tiesiog mes padarom pertrauką. Ir žaidimas, vis tiek jis neturi būti virš žmogaus, ar ne, ir jo galimybių, virš jo kažkokio, kad nekiltų toks vidinis kažkoks nepasitenkinimas. Tai yra, žaidimas yra vardan žmogaus, ar ne? Tai tokiais atvejais mes tiesiog padarom pertrauką ir susitariam paskui atskirą laiką,
kai galima pabaigti žaidimą. Ir paprastai jau tada tas pabaigimas netrunka jau tiek ilgai, nes jau būna praėjęs laikas apmastyti, susidėlioti galbūt viską. Jūs, suprantu, pabaigti vėl neturit visos tos pačios grupelės surinkti ar panašiai. Tai tiesiog kažkuris žmogus, pas kurį užtruko. Taip, jau su tuo pas kurį užtruko, nes paprastai nebaigia visi vienu metu, nors, aišku, būna visaip, bet mano praktikoje tai vis tiek kažkaip skirtingai visi pasiskirsto. Ar būna, kad kažkuris, vėlgi, taip paklausinėsiu, galvoju, reikėtų kitiem kartam surinkti klausimų žmonėm, kas kam gali būti įdomu, kad galėčiau užduoti, bet ir man pačiai įdomu, jeigu tas kažkuris, kuris greitai labai pabaigia, ar ne, esam pasiskyrę, turim visą kažkokį pasibuvimą, sąmoningumo stovyklą ar panašiai, ir pabaigiau per 40 minučių. Ar gali tas pats žaidėjas žaisti antrą kartą su kita užklausa, ar vis tik jam reikėtų jau pasilikti ir tame pabūti savo tą vieną klausimą suspręsti. Ir jis gali daryti antrą raundą, pavyzdžiui. Tai labai priklauso nuo to, kiek pats žaidėjas jaučia, kiek jisai gavo atsakymą, kiek išsamei jisai gavo, nes Lila yra įdomus žaidimas, ta prasme, kad tu gali pradėti žaisti antrą kartą ir tu baigsi dar greičiau. Ir tu tiesiog bus tau ženklas, kad tu jau viską gavai, ką reikėjo ir nusiramink, būk su tuo. Nes pas mane taip nebuvo, bet iš kolegų esu girdėjus, kad tai buvo tiesiog po kelis kartus per vieną du ėjimus užbaigė ir viskas tiesiog. Tai, aš tai visada rekomenduoju apmastyti, pabūti su tais atsakymais, kad jie šiek tiek integruotųsi, nepulti iš karto į naują klausimą tarsi, ar ne, nes tai yra vis tiek tam tikras gylis. Ir tas gylis, kuris pasiekiamas vieno žaidimo metu, reiškia, jis tau šiuo metu yra pats optimaliausias ir pats geriausias. Ir tarsi per save ir versti, tarsi dar duokit man dar kažko, tai ne visai yra tinkamas variantas. Nes kartais tas mūsų, kaip pasakyti, tokiam ir bėgime arba kažkokiam tokiam sieki, kas planuoja, tas į kažkokius tikslus ar ne orientaciją į tikslus, tai gali būti toks noras, bet ir vieną sutvarkiau ir kitą. Ant savęs esu tokį pastebėjus, kad, pavyzdžiui, kažkurio momentu nenorėjau pabaigti, nes iš esmės įdomus procesas, tai irgi, ko gero, apie mus pasakė, toks nenori užbaigti to žaidimą, ieškai variantų, kaip biški nukristi žemyn, kad galėtum dar kažkaip save pamatyti. Bet kita vertus, kai tu baigi, yra kažkas, kas dar žaidžia. Ir nėra taip, kad tas, kas sakoma kitam žmogui, tavęs visiškai neliečia. Nes tai, kas sakoma vienam žmogui, Lila, iš esmės yra aktualu visiems. Ir neretai būna, kad žaidėjai būtent supranta, kodėl jie negalėjo ilgai įeiti. Jie, pavyzdžiui, klausė kito, kuris jau įėjo, pradėjo samprotauti ir jiem, vau, kažkas atėjo ir jie įėjo žaidimą ir pradėjo žaisti arba gavo jau pabaigė žaidimą ir per kitą žaidėją išgirdo savo irgi atsakymus į tuos klausimus, kurių galbūt dar turėjo viduje ir buvo jiem aktualu. Jo, labai faina. Tokiais atvejais irgi rekomenduoju pabūti iki galo. Galima, žinoma, išeiti anksčiau, jeigu pabaigiai ir nenori pasilikti, bet paprastai žmonės pasilieka, nes įsitraukia ir tai yra iš tikrųjų labai įdomu. Iš esmės girdžiu kaip kažkokią tokią vertę, ką mes labai taip irgi vis išsakom ir tose pačiuose festivaliuose, ar ne, tas buvimas, aš padariau savo žingsnį, padariau savo ėjimą, sėdžiu su savo kažkokiais klausimais, atsakymais ar apmąstymais. Ir gan dažnai tas toks mūsų ego suveikia, norisi, kad greičiau, ten kitų atsakymai netokie, taip įdomus, ašgi savo kelią noriu, vėl aš noriu ridenti ir vėl aš noriu eiti, toksai jis pasijungia. Ir aš realiai iš tikrųjų pastebiu, aš ir ant savęs tą pastebėdavau ir pastebiu tarp dalyvių, kad yra tas toks, jeigu jau ne 3 žmonės, o jau kokie 5 žmonės prie stalo sėdi, jau lyg norisi to tokio paskubinimo. Tai va tas pamatymas, ką tu ir dabar kalbi, tą pajausti ir suprasti, kad jeigu jau mes susėdom prie to vieno ar ne stalo ar esam tam lauke, jau viskas, mes jau nebesam tuo metu daunami, tam tikra energija tarp mūsų yra. Tai labai tikėtina, ką sako kitas, tiesiog transliuoja kažkokią žinutę tikėtina ir mums. Tiesiog mes iš to galim pasiimti arba ne. Ar yra kažkokių dar, kol irgi jaučiu, kad reiktų pasakyti, ką darysi festivalyje, ar ne, kaip jau ten trumpinsi, bet dar toksai man klausimas irgi iškilo. Bet jeigu žmogui neišeina iš tam tikros būsenos, ar ne, jam kažkur reikia labiau atsipalaiduoti, labiau pamilti save, mažiau kontroliuoti ar panašiai, jis neišjuda iš to langelio, arba vis vėl į jį atgal krenta ir pareina. Ar yra kažkoks šitame žaidime, praktikų, būdų, metodų, kažkoks rinkinys, kaip jam palengvinti, ne tik tai, kad aš supratau, kad pas mane yra, tarkim, per daug kontrolės ir ką dabar daryti, bet ką su tuo man, kaip jį paleisti, atpalaiduoti.
Ar ten yra kažkokių technikų, ar yra daugiau per kažkokias, nežinau, metaforas, per klausimus, o gal ir metodų kažkokių Mhm. tokių? Na tai paprastai vedėjas yra tam, kad padėtų žaidėjui išjudėti, jeigu pasidaro labai sunku. Bet iš tikrųjų, nei vienas vedėjas tikriausiai negali duoti gatavų kažkokių atsakymų paruoštų, nes kiekvienas žmogus eina savo keliu ir svarbu, bent jau aš vadovaujuosi to principu, vat, ir čia labai siejasi ir coachingo, irgi visa filosofija. Duoti, tu gali švelniai nukreipti, bet labai svarbu duoti laiko žmogui pačiam atrasti tą savo atsakymą. Tai taip, Liloj yra ta pagalba, kad yra langelių prasmės, reikšmės, yra, aš kaip vedėja žinau, apie ką tai yra, nors ten tos būsenos jos yra tikrai daugias sluoksnės. Ir kas būna koks nors klausimas, aš galiu užduoti, žinodama, kaip žaidėjas juda laukelėje ir suprantu, kad gal jam vat, iš tos pusės svarbu paklausti, pasižiūrėti, tada užduodu tam tikrą klausimą, jisai apmąsto, padaro tam tikras savo išvadas, bando mesti toliau ir žiūrim, kaip laukas reaguoja į tai, ką jisai įvardina. Sprendimą padarė kokią. Taip, ir taip, žinoma, būna, kad žmonės įstringa ir tos patirtis, kaip aš sakau, yra pačios vertingiausios, nes tai yra tavo augimo zona. Tu ten kaip tik pamatai, kur tu gyvenime stringi ir kas tau padės iš jo išeiti. Žinoma, jeigu tai buvo kažkoks pasikartojantis scenarijus, kuris truko ne vienerius metus, tai čia va taip va tiesiog ir neišeis tau iš jo imti ir išeiti kaip pamojus burtų lasdelė. Tačiau tam ir yra tas žaidimas, kai tu sluoksnis po sluoksnio atrandi, aha, dar šitas man čia trukdo išjudėti, dar ir tas, dar reiktų pasižiūrėti į šitą pusę. Ir tai yra labai gražu. Ir yra kažkokia, vat, jau vis tiek iš savo praktikos, ar ne, ar iš tiek, kiek žinių esi gavusi, kažkokios va tos užklausos, arba tam tikra, nežinau, žmogaus problematika, arba būsena, kur tiesiog tikrai Lila yra tas geriausias sprendimas. Ne kažkoks, net nežinau, galima tikėtina ir ten, noriu planus pasidėlioti, kažkokį projektą darau, man reikia susidėlioti. Okei, gal irgi rasiu kažkokias minties, bet tikėtina yra kažkam, kam Lila pats tinkamiausias. Kokie tai, nežinau, kokie tai žmonės, kokios tai situacijos iš tikrųjų žmonių galėtų, gal yra tokios? Žinai, man vis tiek Lila yra labai universalus pokalbis su savimi, apie bet ką, kas tau šiuo metu iš tiesų rūpi. Ir jeigu tai yra būtent tas klausimas, kuris tau šiuo metu labai svarbus, o kažkam gali būti net labai svarbu, tiesiog jisai nežino, ar išvažiuoti, ar pasilikti, pavyzdžiui, galbūt nori pakeisti gyvenimo vietą, gal tiesiog košia kažkokia galvoj. Ir bet kokiu atveju Lila tinka, kai norisi aiškumo, kažkokią išpainioti situaciją arba pamatyti kelią link didesnio savęs kažkokio pažinimo, augimo. Tai jis labai yra šiaip universalus, tikrai negali. Girdžiu labiau gal net ne pačią tematiką, ar ne, bet ką verta gal tada įsivertinti žmonėm, bet svarbą klausimo. Ta prasme, kiek jisai man dabar smarkiai yra aktualus ir man ten kažką jisai, nežinau, ar varžo, ar kaip tik judina, ar kažkoks ten tas klausimas. Tada eiti į Lilą pamatyti iš visų pusių tą situaciją. Faina. Tai ką darysi festivalį? Kaip ten turėsi tik tai 2 valandas, taip 2–2,5? Tai festivalį mes turėsim tokią grupinę demo versiją Lilos, šiek tiek kitoks bus formatas, nes suprantama, kad norisi suteikti didžiausią vertę per trumpiausią laikotarpį, nes nori palikti žaidėjų pusiau, ar nesužaidusių, pusiau nesužaidusių. Man tikrai tai yra nepriimtina, kaip ir mūsų vedėjų mokykloje, labai rimtai tai žiūrima į tą visą kaip tokį gilų transformacinį procesą, kurį norisi užbaigti iki galo. Todėl festivalio metu mes žaisime tokią trumpąją versiją, kai kauliuką mes kiekvienas iš tiesų galės pagalvoti apie savo užklausą, bet mes nedarysime to šešeto, nelauksim, kol ten iškris tas šešetas ar ne su kokia užklausa, nes tai gali būti labai, labai įvairu. Ir kiekvienas žaidėjas mes kauliuką ir jie judės tarsi vienas toks žaidėjas, kuris susideda iš kelių dalių, ar ne? Ir jie judės langeliais ir mes irgi kalbėsime apie kiekvieno langelio prasmę, kiekvienas žmogus galės savo įsivardinti,
na, arba viduje, arba garsiai, čia jau kaip kam bus patogu, apie ką tai yra, kiek tai yra susijęs su tuo klausimu ir kiek esu jau daręs tokį formatą, tai matau, kad jisai irgi yra labai vertingas, nes žmonės irgi išeina su savo atsakymais, su savo įžvalgom, netgi po tokio trumpo prisilietimo, sakykime, prie Lilos. Jeigu aš kažkokį savo turiu matymą, jeigu žmogus yra pasiruošęs ir nori gauti atsakymą, nu jis ras būdą, ar ne, jis išgirs tame, bet kame, aš kaip sakau, tu ten kokį paprastą eilinį meilės romanėlį gali perskaityti, ten gausi įžvalgą, ar ne, arba ten pamatysi skelbimą kažkokį pravažiuodamas, ar ten dar kažkur, tai tada, kada jau pasiruošęs, tai labai svarbu, kad bet vedlys ar žaidimo mentorius, kad jisai sukurtų tą tokią erdvę, tai vėlgi visas ir festivalis, ir prie tos stalo, ar ne, tos grupelės, kur susirinks, tai čia jau, kaip pasakytum, jau vedlio reikalas padaryti tą terpę, kur klausimai kažkuom supanašėtų, atsakymą kiekvienas išgirstų, kaip jam reikia. Ai, tai labai džiaugiuosi, kad vėlgi bus Lilos žaidimų ir man atrodo, šiais metais bus gal net ir porą variantų. Nes dalyviai vis tiek, jeigu ir užkyla klausimas, pavyzdžiui, ar ne, ar bus koks žaidimas, ar į kokį ten noriu, nu labai dažnai nuskamba, kad nori Lilos, nes tai vis tiek yra vienas tų tokių pagrindinių ir žinomiausių. Tiesiog, kad daug kas jau galbūt yra ir pabandęs, kas yra pabandęs, nori ir kitką pabandyti tam pačiam festivalyje, bet kaip ir sakai, va, tu savo asmeninius klausimus sprendi, taip pat kaip aš su metaforijom kokiam kortelėm, tai taip aš jas žinau, ar ne, visas mintinai, ko gero, bet iškilo klausimas ir vieną kartą man ta kortelė vienaip atrodo kaip geras dalykas, kaip kažkoks raginantis, pavyzdžiui, kažką veikti, kitą kartą lygiai ta pati, kitoje situacijoje, ten akivaizdų ženklas, kad tu palauk sustok ir apgalvok. Tai žodžiu, bet vėlgi žaidimas, jisai tikėtina, kas bandė ar kas nebandė, jis vis tiek visiems kiekvienam vertingas, plus dar tokia, ta demos versija irgi įdomu visiškai išbandyti. Bet tikiu, kad ten turėsi, kas jau ras savo kontaktus, kur reikia, jeigu kas norės ir prasitęs toliau. Tai ką, labai buvo faina pasikalbėti, tai aš vis tiek turiu tą paskutinį klausimą. Tavo tokios asmeninės, nežinau, nuomonės arba paraginimo visiems kitiems žmonėms, bet netgi juo labiau, kad ir pati esi sudalyvavusi, ar ne, tam pačiam festivalį, bet kokia, aš suprantu pačio žaidimo, ar ne, mes žinom pačios veiklos metodo, mes matom prasmę ir naudą, o kokia nauda būtų žmonėm, bet tavo akimis, atvykti vis tiek sudalyvauti festivalyje? Kas tavo būtų tas top? Man tai labai žavi ta mintis, kad festivalyje tu susipažįsti iškart su labai daug variantų, labai daug žaidimų, praktikų ar net technikų ir tu gali pajusti, kuri yra tavo, kuri yra ta, kuri tave traukia, per kurią tau ateis reikalingi atsakymai, o tie atsakymai iš tikrųjų ateina. Ir ta galimybė tiesiog iš įvairovės pasirinkti, kas tau tinkama, yra labai labai vertinga šiais laikais. Aš apskritai manau, kad viskas prasideda nuo savęs pažinimo, nuo atsakymų ieškojimo apie tai, kas aš, apie ką aš. Ir šitie festivaliai būtent ir suteikia tokią galimybę pasižiūrėti, pamatyti plačiau apskritai į save, pamatyti tą savo potencialą, gauti ne tiesiog atsakymus, o jau kryptis, kaip toliau judėti harmoningai link savo tikslų, link savo svajonių. Tai ką ir pati patyriau praeitais metais, tai iš tikrųjų visos praktikos veikia, jos visos yra puikios ir nuostabios, tiek metaforinės kortelės, tiek transformaciniai žaidimai. Jos visos duoda atsakymus, jeigu esam atviri, esam smalsus, pasiruošę kažką naujo sužinoti. Tai noriu tiesiog ir palinkėti visiems turėti tą tokį smalsumą, tokį gražų, vaikišką susidomėjimą tuo, kas vyks ir būti atviriems viskam, kas vyksta. Ir tie atsakymai, kurie jums šiuo metu reikalingi, jie tikrai ateis. Tai buvo labai faina, labai smagu pasikalbėti, Olga. Tai ką, susimatysim jau labai greitai, sakyčiau, čia už savaitės su trupučiu. O visus kitus tada kviečiu vėl dar kartą į Vilnių atvažiuoti. Pirmas kartas lietuviško festivalio Vilniui, vis mes čia kažkaip Kaune Palangoj. Kaunas gavo labai daug dėmesio, tai Vilniečiai šį kartą irgi ir Vilniaus svečiai kviečiami atvykti birželio 7 dieną. Tai iki pasimatymų visiems. Iki visiems.